Katerina susitiko su Spektra, o kai Spektra išėjo, ji nuėjo miegoti. Ant rytojaus suskambus žadintuvui jos atsikėlė ir nužingsniavo į naują mokyklą. Na, štai ir mes čia. Kaip greitai atėjom. Tiesa. Bet to, aš nežinau, kur yra kabinetas matematikos. O man pirma pamoka matematika. Tai... palauk, šiek nežinau, kur yra sporto salė. Tai, no big deal. Paklausim ką nors. Ai, gal nereikia. Paskambinsiu Spektrai, jinai duos mums žemėlapius. Žemėlapis yra prie paradinių durų. Ką mums reikia nuo savų žemėlapių? Na, tai dabar kiekvieną kartą eisim prie paradinių durų? O gal tiesiog paklausim ką nors? Gerai. Žiūrėk, ten yra kažkokios monstras. Atsiprašau. Atsiprašau. Tu čia su mum kalbi? Jo, tai čia nėra aplinkui jokių kitų monstrų. Gal žinot, kur yra matematikos kabinetas ir sporto salė? Girdėjot? Jie kalba su mum. Kaip apgailėtina. Jos turbūt naujokės. Tai žinoma, kad naujokės. Sveikos. Atvykusios į monstrų vidurinę. Ar žinote, su kuo kalbat? Kaip nemalonu. Aš esu Katerina. Nereikėjo sakyt vardo. Mums tiesiog reikia sužinot, kur yra kabinetai. Gal galėtumėt pasakyti? Aš tai turiu omeny, kad žinot, su kuo kalba ta prasme vardą. Aš kalbu apie tai. Ar žinot, kas aš esu? Ne. Ne. Jos nežino? Dieve, jūs mane žiauriai įžeidėt. Aš užimu labai aukštas pareigas šitoje mokykloje. Ir kas tas direktorė? Veikiau jau seniūnė? Aš dar geriau. Aš esu šitoje mokykloje karalienė. Karalienė? Kas per nesąmonė? Čia nėra jokių karalių ir karalienių. O Dieve, jūs dar kvailesnis negu aš maniau. Aš kalbu apie titulą. Aš viskam čia vadovauju. Tad jūs truputėlį atokiau nuo mūsų. Ir, o Dieve, koks gražus švarkelis. Ačiū. Pala, pasakiau gražus, turiuomenį baisus. Taip. Tikriausiai dinkit nuo mūsų. Gadinat visą mūsų įvaizdį. Jo. Ir jeigu taip jau norit sužinot, koks kabinetas, tai eikit prie paradinių durų ir susižinokit. Sakiau. Atsiprašau, bet aš tik paklausiu, kur yra kabinetas. Nereikia čia būti tokiai. Na gerai, jeigu tu nebūtum naujokė, tai aš tave užmuščiau už šitus žodžius. Bet kadangi esi naujokė ir dar nežinai, kokia aš būnu, kai esu įtūžusi, o geriau ir nežinotų. Tikrai, tau nereikia to sužinoti. Taigi, galite atšokti jau nuo mūsų. Jau tikrai pradėt nervint. Dieve, mes tai paklausim, kur kabinetas. Einam jau, koks skirtumas? Tu leisi šitoms kvailėms tasyti mus? Ne, bet tiesiog einam, koks skirtumas? Sakau, paklausim Spektros. Ačiū už informaciją. O Dieve, kuo ji dedasi?
Kokia įžūli. Gal jau einam į valgyklą? Tu amžinai išbadėjus. Einam į kambarius. Man reikia pasidaryti pedikiūrą. Dieve, kokios bjaurios. Koks skirtumas? Štai ką, aš turiu Spektros numerį, tai galiu jai paskambinti, kad ateitų čia. Na gerai, paklaustu jos. Nors į mane labai patinka kažkokia. Atsiprašau, ar kas nors minėjo mano vardą? Spektra, kaip tik ruošimės tau skambinti. Tai puiku, nes aš čia. Ką norėjot paklausti? Gal žinai, kur yra matematikos kabinetas ir kur yra sporto salė? Tai aišku, kad žinau. Štai ten tiesiai paėjus ir pasukus į kairę matysis matematikos kabinetas, o sporto salė yra lauke. Visai nepagalvojau. Tai vat, tai džiugiuosi, kad galiu jums padėti. Dar ką nors reikia? Gal žinai, kas yra tos 3 vampės? Kokios dar 3 vampės? Viena tokia džinė berods, o kitos 2 vampyrės. O dieve. Ten ta vidurinė, aš nežinau, visą laiką vaikšto vidury. Tai žodžiu, ta džinė vardu Gigi, o kitos iš šonų, vienos vardas Drakulaura, jos yra 2 sesės. Vienos vardas yra Drakulaura, o kitos vardas yra Meganė. Jos žiauriai įkyrios. Ir mes tiesiog paklausime, kur kabineto jos prikibo, pradėjo ant mūsų ten varyti. Žinokit, jos vaidino tokias labai jau čia, nežinau, tiesiog žiauriai įkyrios yra. Na gerai, koks skirtumas, aš jau lėksiu. Tai tikrai daugiau nieko nenorit sužinoti? Ne, tikrai nieko. Na gerai, aš jau einu į lauką, Sistra. Na gerai, tai susitiksim po pamokų. Čiau. Ate. Gal galėtum palėt mane iki dailės kabineto, iki matematikos kabineto, nes visai nesupratau, kuris yra. Na gerai, bet tada sek paskui mane. Ir be to, neprisikabink prie tų 3, nes paskui prisidirbsi tikrai. Na, gerai. Na, sek mane. Stop. Kas yra? Na, jeigu susipažinai su ta džine ir su kitomis, tai manau, tau reikėtų susipažinti su visais monstrais. Matai tenais kampe tą berną? Jo vardas Kloda. Jis ten kalbasi su savo mažylę sesę. Kaip miela. O kiek jo sesiai metų? 14. Jis žiūri fainas. Bet yra bėda. Kokia? Na, tuoj pati pamatysi. Štai. Turėjau numatyti. Tai va. Na gerai, einam toliau.